Aldona Rapkevičienė pasipuošusi tautiniu kostiumu prisiminė, kokie buvo jos pačios seneliai. Močiutė, mamytės mama, močiutė, namų šiluma. Tai va taip ir parein visą šilumą. Žinokit, ir tada pradedi galvoti apie savo močiutę, lygiai būtum ir pati dar ne močiutė. Pradedi galvoti, kaip tai buvo močiutė. Mano močiutė irgi buvo labai gera. Su seneliu močiutė ir senelis gyvena prie pat mišką, prie Lepšinės. Gal koks 100 metrų būdavo nuo jų triobos iki mišką. Da biški mišką jam priklausė, tai daugiausia aš ir užaugo. Vis būdavo labai norėdavo pas močiutę. Gal dėl to į man labai toks didelis yra įkvėpims mylėti vaiks, mylėti tos anūkus. Aš negaliu pasakyti, kad aš vien tik savo anūkus myliu. Aš myliu visus vaikus. Kitos močiutės labai mėgsta šeimininkauti, savo anūkus palepinti skaniais pyragais, savo keptų tortų į konkursą atsinešė 2 močiutės – Gražina iš Žilpamušio ir Alvyda iš Daujėnų. Gana sunkiai močiutėms sekėsi atspėti, kokios nuo įvairių ligų išgydančios vaistažolės supiltos į maišelius. Nors ir paragavę jos atspėjo ne visų pavadinimus, tačiau žinojo begalę tų vaistažolių naudingų savybių. Buvo paskelbtas gardžiausių blynų konkursas. Pasak močiučių, blynus ypatingai mėgsta jų anūkai. Moteris šios gardumynus kepa su įvairiausiais grybų, varškės, uogienių įdarais. Nespalvoti blynai atsibosdavo, o aš juos iškepiau spalvotus, nebijokit. Čia yra valgomi dažai sudėti ir anūkai labai noriai valgo. Yra čia tie vadinami bado blynai. Anksčiaugi kiaušinių taip daug nebūdavo. Vėliau močiutės padainavo savo mėgstamiausias lopšines, kurios nekartą padėjo užmigti mylimiems anūkėliams. Galima teigti, jog labiausiai pasisekė daujėniškės Alvydos Reinertienės anūkėliui. Sodrus moters balsas tikriausiai užliuliavo ne vieną salėje sėdintį mažąjį žiūrovą. Miegas virplelis už pečki, o anūkėlį vėl verki. Och, ir duonelės neprašyk, dangui žvaigždelės žyma tik, dangui žvaigždelės žyma tik. Kitiems pyragai riešutai, mums mėnesėlis ten aukštai, šviečia toks mielas apvalus, meiliai mus kviečia į svečius, meiliai mus kviečia į svečius. Po lopšinių močiučių laukia dar viena smagi užduotis – su renginio vedėju Sigitu Paliuliu sušokti konkursinį valsą ir smagią polką. Vyriausioji dalyvė Marija Šimanskienė vietoj šokių partnerio pasirinko šokį su verpimo rateliu. Visos šauniausios močiutės konkurso dalyvės buvo apdovanotos Pasvalio kultūros centro padėkos raštais už geriausius pasirodymus užduočių metu. Močiutėms įteiktos atminimo dovanos, na, už šauniausią rajono močiutę komisijos nariai vienbalsiai išrinko pumpenietę Mariją Šimanskienę. Šauniai močiutei dėkingi vaikai ir anūkai už jų pasaulio turtinimą, puoselėjant gilias šeimos tradicijas. Pasvalio sporto mokykloje praėjusią savaitę diplomais ir piniginiais prizais buvo apdovanoti geriausių rezultatų 2006 metais pasiekę sporto mokyklos sportininkai, įvairių sporto šakų čempionai. Rajono savivaldybės vardu sportininkų pasveikinti atvyko rajono meras Gintautas Gegužinskas, linkėdamas gerų rezultatų ir 2007-aisiais.
Geriausiųjų sportininkų 10-ko pirmoje vietoje Silva Pesackaitė, Lietuvos jaunimo rinktinės narė, Lietuvos jaunimo vicečempionė, Lietuvos rajonų pirmenybių čempionė bei rajono 100 metrų bėgimo rekordininkė. Silvos treneris Kęstutis Mačėnas. Aukštų sportinių rezultatų pasiekusi sportininkė lengvąją atletiką užsiiminėja jau nuo 5 klasės. Savo ateitį planuoja sieti su kūno kultūros studijomis. Geriausiųjų sportininkų 10-ko antroje vietoje boksininkas Aurimas Naudžius, daugkartinis Lietuvos čempionas, pasaulio ir Europos čempionatų 5 vietos laimėtojas, Lietuvos rinktinės narys. Jo treneris Stasys Balčiauskas. Trečiąją poziciją užėmė lengvąją atletiką užsiimanti Inga Garbašauskaitė, treniruojama Evaldo Žilio. 4 vietoje trenerio Stasio Balčiausko auklėtinis boksininkas Mantas Balčiauskas, Lietuvos jaunimo čempionas, Lietuvos suaugusiųjų čempionato prizininkas, Lietuvos tautinės olimpiados čempionas, tarptautinių turnyrų nugalėtojas bei Lietuvos rinktinės narys. Tarp geriausiųjų pateko to paties trenerio treniruojamas Simas Jokubaitis, Lietuvos jaunimo čempionas, Lietuvos suaugusiųjų čempionato prizininkas, Lietuvos tautinės olimpiados prizininkas, tarptautinių turnyrų nugalėtojas, Lietuvos jaunimo rinktinės narys. 6 vietoje jaunių rankinio pirmenybių prizininkas Tautvydas Vilimas. 7 Lietuvos jaunimo lengvosios atletikos vicečempionas Evaldas Jonkus, po jo Gabija Gadliauskaitė, Lietuvos Respublikos tautinės olimpiados rankinio prizininkė. 9 vietoje tą pačią sporto šaką praktikuojantis Edgaras Pipynė, jaunių rankinio pirmenybių prizininkas. Pasvalio sporto mokyklos praėjusių metų geriausiųjų sportininkų 10-ką užbaigė Paulius Lelys, Lietuvos jaunučių pirmenybių lengvosios atletikos prizininkas. Praėjusių metų Pasvalio sporto mokyklos geriausia komanda pripažinta 1994 metais gimusių berniukų rankinio komanda, jos treneris Arvydas Daugis. Kitą dieną savo geriausius sportininkus pereinamosiomis taurėmis, medaliais bei diplomais apdovanojo Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos kūno kultūros mokytojas, aktyvus gimnazijos sporto renginių organizatorius Audrius Vanagas. Apdovanojimuose šiemet dalyvavo 4 rankinio komandos. Pirmąją vietą ir taurę 2 metus iš eilės iškovojo gimnazijos sporto klubo Klarus komanda, pasivadinusi Gelumbiniai inkilai. Sporto klubui vadovauja kūno kultūros mokytojas Audrius Vanagas. Tradiciškai taurėmis apdovanoti ir rezultatyviausi žaidėjai. Rungtynių metu pelnė daugiausiai taškų. Antrą sezoną iš eilės geriausiojo sportininko vardą išlaikė gimnazistas Tautvydas Tekutis. Atminimo dovanėlėmis ir diplomais apdovanoti Lietuvos mokinių rankinio olimpinio festivalio čempionai, gimnazijos komanda.